Ko tikėtis iš vestuvių planuotojos? Tai visų pirmiausia, kad jinai įsiklausytų į jūsų norus. Na, kaip sakiau, čia gal šiek tiek irgi paprieštrausiu savo, kad labai sunku dirbti su jaunaisiais, kai nesutampa tavo vestuvių požiūris į vestuvės, tarkim. Jie nori vienaip, o tu lyg tai įsivaizduoji apskritai pačias vestuvės kitaip. Bet čia labiau turime omeny, kad visos vestuvės, kurias mes darom, jos yra skirtingos. Vienos geltonos, vienos raudonos, vienos miške, kitos dvare, trečios sodybo ir taip toliau. Tai nereiškia, kad visos vestuvės, kurios yra, jos būtų mano svajonių vestuvės. Aš jau 4 kartus esu pardavus savo svajonių vestuvių planą, dabar esu naujas susigalvojus, tai galvoju, kam reikės jį atiduoti, bet esmė, kad ne visos vestuvės yra mano svajonių. Bet mano tikslas yra padaryti, kad tos vestuvės kuo labiau atspindėtų jaunuosius, kad jos atitiktų jų lūkesčius ir net iš to, ko jie nori, o man galbūt nelabai yra gražu, padaryti tai, kad tai atrodytų bendroje visumoje labai gražiai. Ir jie liktų patenkinti, nuotraukos liktų gražios ir bendram, tarkim, visam socialiniam kontekste, kadangi vis tiek nuotraukos keliauja socialiniuose tinkluose, viskas atrodytų labai gražiai. Tai čia turbūt tas yra, kad įsiklausyti jaunųjų norus, ko jie nori, nekišti per prievartą, ką jūs galvojat, o tai, ko nori jaunieji. Jeigu jaunieji sako, nereikia mums tos grupės, pas mus publika yra tokia, kad labiau visi mėgsta pakalbėti, prie staliukų pasėdėti, pabendrauti, mes esam tokie žmonės. Tvarkoj, jūs žinot savo publiką, jūs žinot ją geriau negu aš, tai reiškia, kad man reikia klausyti tai, ką jūs norit. Aš tik tai galiu papasakoti, kaip būna įvairiais variantais, kaip būna vienaip, kaip būna kitaip ir taip toliau. Patarti galbūt, bet galutinis sprendimas vis tiek yra pagal jūs, nes jis atspindi jūs. Šventė turi būti apie jūs. Net pati gražiausia vestuvių šventė bus bloga, jeigu atėję svečiai sakys, kaip gražu, bet tai čia taip visai ne jūs tokie, nes jūs tokie užsidario, čia taip visko daug, viskas blizga. Tai reiškia, tai neatspindi šventė jūsų, o jinai turi būti apie jūs. Jeigu žmonės yra truputėlį kuklesni, paprastesni, nemėgsta išsišokti, nemėgsta to baisiai didžiulio dėmesio, tai ta šventė jinai turi būti graži, bet jinai ir neturi rėkti iš tolo. Jeigu žmonės mėgsta pompastiką, aišku, tu negali jų labai suspausti ir padaryti labai kuklios šventės, bet natūraliai dažniausiai jie ir nori didesnių dalykų. Tai svarbiausia yra įsiklausyti jūsų norus. Antras dalykas – finansai. Finansai labai svarbus momentas ir galima šnekėti apie labai daugą. Ir norus išsiklausyti, ir pasiūlymų labai daug duoti. Bet kai viską sudėlioji iš žodžių į pinigus, akivaizdžiai matosi, kad arba išeina, arba neišeina. Pinigai ant medžių neauga ir netikėtai tie biudžetai nesipučia iki begalybės. Jo labiau, kaip aš ir sakiau, vestuvės tai yra gyvenimo šventė, bet ne vestuvėmis viskas pasibaigė. Dar toliau visa kita laukia. Tai yra tik tai toks tam tikras atskaitos taškas. Todėl tuos finansus reikia prižiūrėti ir reikia žiūrėti, kad jie neperliptų per ribas. Ir įprastai taip, kaip mes dirbam, mes iškart pasidarome tokią du stulpelius, kaip aš vadinu. Viename yra mažiausios rinkos kainos, ką mes žinom, kiek turim kokių nuolaidų pas kažkokius tiekėjus, kiek minimaliau nelabai kainuos, nebent jūs asmeniškai pažįstat kažkokį tiekėją ir jisai dar kažkokią papildomą nuolaidą pridės. Ir tada būna maksimali riba, bet maksimali proto ribose, nes maksimumo niekada lubų nėra, galima išpūsti iki begalybės. Bet maksimaliai yra tiek, kiek mes kalbam apie jūsų visus norus ir kad tai įtilptų jūsų norimo biudžetą. Ir tada matydami tuos du stulpelius, jūs valdote tą biudžetą, jūs matote, jeigu kažkur kažkas perlipo, reiškia, kažką reikia pamažinti. Jeigu atsirado kažkokia nauja pozicija, apie kurią mes nešnekėjom netikėtai likus mėnesių iki vestuvių, užsimanėt, kad dar čia mums reikės kažko to ir to. Tai reiškia, kažkokioje kito vietoje mes turim tą padaryti. Bet principe vestuvių biudžetas neturi skirtis nedaugiau 500 eurų skirtumų. Tai ir tie skirtumai, jie gali būti, tarkim, šiek tiek daugiau alkoholio vestuvėse išgeria, negu buvo planuota, nes tai įtakoja oras. Galbūt šiek tiek, tarkim, dekoras gavosi didesnis, bet vėlgi dėl to, kad jūs daugiau norėjote, o ne dėl to, kad čia sugalvojo planuotoje pridėti, o paskui jau vis tiek po šventės reikės, kad sumokėtų. Tai tokių dalykų nebūna. Taip negali būti. Negali biudžetai po vestuvių nukristi tokie, kad jūs įsižiotumėt, nes tai klausimas tada kyla, jeigu jūs metus planuojat suplanuotoje vestuves, tai kaip jūs nekalbat apie skaičius, arba tie skaičiai visiškai pasidaro dvigubi. Reiškia, jūsų planuotojai negirdi, arba kažkaip jūs nesusišnekėjo tarpusavyje. Na ir svarbiausia objektyvumas. Visi, aišku, labai mėgsta dirbti su savo draugais, su pažįstamais, su giminaičiais ir taip toliau. Ir tas yra iš vienos pusės labai smagu, dėl to, kad, jeigu tu matai ne vieną kartą tą žmogų, kaip jis dirba, tai tu labiau gali garantuoti už jo darbo kokybę, bet iš kitos pusės ne visiems viskas tinka. Tai reikia objektyviai siūlyti visus partnerius ir galbūt vieniems kas tiko, nors tai yra labai kokybiška, kitiems nelabai tiks. Tai
Tai vat svarbiausia, kad jūs išklausytų, objektyviai jums pasiūlytų, kad ta šventė būtų pagal jūs ir pagal jūsų norus. Na ir svarbiausia, kad finale viskas sugultų gražiai skaičius ir tai nebūtų jums po to po vestuvių šokas iki tiek, kad jau medaus mėnesių pinigų nebeliko, nes reikia viską atiduoti už vestuvių planavimą. Ar vestuvių planuotoja turi tapti jūsų geriausia drauge? Čia toks kabutėse, galiu pasakyti. Vestuvių planuotoja turi tapti jūsų geriausia drauge. Mano kolegė sėdi gale, tai jinai sako, kad kiekvienais metais aš turiu po 40 geriausių draugių tam sezonui. Bet jinai turi tapti tie geriausia drauge, kad jūs savo visais klausimais ne iš tikrųjų savo geriausią draugę atakuotumėt kiekvieną dieną. Nu pažiūrėk, kuris tortas gražiau, nu kuris suknelė, kurios čia gėlės geriau, nes pradžiai gal bus labai smagu abiem, nes kažkurio momentu ta draugė jau galvos, kaip čia jums pasakyti, kad tu mane nebesiūs, nes nusibodai. Žmonės pervargsta nuo tos informacijos ir tai net ne jos vestuvės, kai jos bus vestuvės, jinai pati savo ir planuosis, reikia labai jausti tą tokią mažytę ploną ribą. Tai tam tokiems klausimams yra planuotoja. Kartais, aišku, pabosta tie klausimai įvairiausi, bet toks mūsų darbas ir viską reikia atsakyti ir aš net nebesistebiu klausimais dėl to, kad mes daug matom vestuvių, jauniesiam tai yra pirmos vestuvės, natūralu, kad klausimai kartojasi. Tai visais klausimais jūs ir kreipiatės į vestuvių planuotoją. Tai vat ta prasme, jinai gali tapti jūsų geriausia drauge. Ar jinai tikrai jūsų geriausia drauge taps? Ir aš žinau tokių pavyzdžių, aš dar tokios geriausios draugės nesu susiradus, bet tikrai turiu kiekvieną sezoną po 3-4 nuotakas, su kuriuo mes labai puikiai bendraujam, praeina keli metai ir siunčia vaikų nuotraukas, paskui žiūrėk, jeigu reikia kokie jubiliejai ar gimtadieniai, tai jau skambina, nu padėk ten su fotografu, arba ten gal gali kokią vazą paskolinti, tai jau jos turbūt laiko mane drauge. Tikrai ne geriausia, nes geriausios draugės netokiu būdu tampamos, bet kad mes gerai sutarėm, tikrai tai. Ir iš tikrųjų tai jautėsi jau nuo pirmų susitikimų. Kai gerai sutari, kai matai, kad žmogus tavim pasitiki, kai su tavim tavo siūlomi dalykai yra argumentuotai priimami arba ne, tai vat dėl to svarbiausia ir yra čia. Palinkau specialiai tokią mergaitišką nuotrauką, kad jūs turite pasitikėti savo planuotoją. Pasitikėti ir jeigu jinai jums sako, tai tikrai neblogo vedama, o dėl to, kad tikrai siūlo jums geriausią variantą. Jūs galite, aišku, argumentų klausti, kodėl jinai siūlo vienaip ar kitaip, kad jinai nesakytų, siūlau tą ir taškas, nes tikrai bus gerai. Tai lyg tai būtų per mažai svaru. Bet papasakoti plačiau, kodėl jinai siūlo vienaip ar kitaip ir argumentuoti, jeigu pateikiam argumentus, tai jums nebelieka, kaip sakant, kodėl abejoti. Jinai tikrai matė ne vienas vestuves ir turbūt patarė dėl to, kad tikrai mano, kad bus labai gerai. Ir vat vėlgi šitą vietą irgi būna labai smagu, kai per vestuves prieina, sako, nu kaip gerai, kad sakai, kad šitą reikia padaryti, niekada negalvojau, bet va matai, kaip gerai gavosi. Tai čia va tokie momentai yra patys smagiausi visame šitame darbe. Dažniausiai užduodami klausimai, kurių mes susilaukiam. Jei patys turime šventės vietą, fotografą, tai mums reikia planuotojos ar koordinatorės. Tai va čia vėl grįžtam, tik tai labai trumpai nebeišsiplėsiu, nes žiūriu, kad ir laikas jau eina į pabaigą. Tai va čia yra esminis tas dalykas, kad užsisakyti pagrindinius dalykus, jeigu jūs tam gaišot laiką, tarkim, fotografo ieškojot vietos, visą kitą ir kreipiatės, ir kaip ir visą planą turit, bet dar ta diena yra liktai neaiški, tai akivaizdžiai, kad jums labiau reikalinga yra koordinatorė. Bet jeigu jūs tik tai užsisakėt vietą ir fotografo, o dar neturit labai daug kitų sudėdamųjų dalykų ir jos reikės ją ieškoti, nu tai iš tikrųjų jums labiau reikalinga planuotoja. Čia tik tai jau toks žmogiškasis faktorius yra finansinis, kiek jūs susitarsit, nes būna kartais, juniai sako, tai mes atėjom nuo nulio, tai tarsim viena kaina. Jeigu mes ateinam kažką turėdami, gal kažkokią nuolaidėlę galėtumėt pritaikyti. Na tai profesionali planuotoja, jinai visą laiką tą nuolaidą ir pritaikys. Vėlgi grįžtam prie to paties. Laikas, pinigai. Kiek laiko jinai jums skyrė, kuo daugiau skyrė, tuo aišku, ta, kaip sakant, suma jinai yra didesnė. Kuo laiko mažiau praleido jums, jūs daugiau pasidarėt patys, skyrėt savo laiko, natūralu, kad ta kaina yra šiek tiek mažesnė. Čia vat, visai nesenai gavau tokią žinutę, vestuvės 17 metais norėtume koordinavimo paslaugų. Nu, aš ją įrašau, puiku, kad norite, viskas tvarkoj, kokia data, dar sakau, dar tikrai 17, dar reikia 16 pergyventi. Ir tada sako, gal galėtumėte atsiųsti vietų sąrašiuką, vedėjų, fotografų ir taip toliau. Ir va šitoje vietoje atsiranda, tai jūs prašot koordinavimo, bet norit visos informacijos. Klausimas tada kyla, ar jūs norit, kad aš tais bendraučiau, ar jūs patys viską darysit ir tada tik tai paprasčiausiai mes susitiksim jau to numatytų laiku aptarti jūsų padarytų darbų. Ir tada jau ta jaunoji sako, nu tai nežinau, tai jūs gal turbūt mums padėsit čia truputėlį. Sakau, tai truputėlį ar ne truputėlį, čia yra labai toks iš tikrųjų
labai slidus dalykas. Dėl to, kad kaip įvertinti va čia tą truputėlį, ar jau 16 mailo atrašius jau čia yra truputėlis ir 17 tu nebetrašai, ir limitas baigėsi, ar dar 17 atrašai, bet jau su apačia prierašu, čia paskutinis laiškas, daugiau šitą nebeatsakysiu. Tai iš tikrųjų gal turbūt reikėtų svarbiausia kalbėtis ir labai aiškiai pačioje pradžioje susitarti, kiek jūs darysit savarankiškai ir kiek jūs darysit nesavarankiškai. Ir įprastai koordinavimas nuo planavimo ir skiriasi labai nedaug, nedidelė dalim, labai neženkliai. Vien tam, kad žmogus pamastytų, ar jam tikrai verta ten dėl kelių šimtų eurų pačiam viską daryti, kai turės visą pilną paketą ir nebereiks paskui knibinėtis. Tai čia aš turėjau daryti, ar už mane turėjo kažkas padaryti. Čia specialiai yra padarytas toks dalykas, kad tam, kad žmonėms būtų tiesiog lengviau apsispręsti. Ką planuotojas daro per vestuves ir kas sudaro planuotojos atlygį? Kas antras klausimas, kuomet gaunu įvairiausius laiškus iš jaunųjų būsimųjų. Tai ką planuotoja daro per vestuves? Būtų labai sunku pasakyti, ką planuotoja daro per vestuves. Galiu pasakyti, ko planuotoja tikrai neturėtų daryti ir aš stengiuosi nedaryti. Tai visų pirmiausia, nebaliavoti kartu su svečiais, kas tikrai yra neleistina, nesvarbu, kiek tau tie jaunieji yra faini, brangus ir kaip jūs besmagiai su jais sutarėt. Nu, tu negali sau leisti, kad tu karštu jau ten apie sėdėjimą šalia, kai pasodina kartais planuotojus prie stalo. Tai čia gink dieve, iš vis ten tokio dalyko būti negali, bet net apie kažkokius pagurkšnojimus, nes būna kartais ateina, tai gal kokio šampano, tai gal kokteiliuką. Nu, aš jau pati pagalvosiu, kada jau man reikės, nes planuotojas, kuris dirba, jis turi būti blaivus. Yra buvusių situacijų, kai šventės įkarštyje atsitinka bėda, kažkas koją susilaužė, kažkas pirštą nusikirto, nu, žodžiu, tokių visokių grinai čia pat situacijų ir tada kyla klausimas, reikia vežti ligoninę, kas veža, visi išgėrė. Planuotoja tame tarpe irgi. Nu, tai žinot, nelabai gal kažkaip turbūt turėtų būti. Reikia atskirti vieną dalyką, dėl to aš ir sakau, kad mes esam techninis personalas. Svečiai švenčia, planuotoja dirba. Po vestuvių galit susitikti, galit apkalbėti, kaip kas buvo, kaip kas gavosi galbūt geriau negu planavot, kaip galbūt kažko nepadarėt, nes matėt, kad nebereikėjo ir va tada galit išgerti šampano. Bet per vestuvių šventę, nu, turi labai pasverti dėl to, kad paskui gali labai savo daug didelę meškos paslaugą pasidaryti. Ir kitas dalykas, vestuvių planuotoja dažniausiai prie vestuvės turi nesimatyti. Jos neturi būti daug, jinai neturi visur rėkti, visur pirmam plane dalyvauti ir apskritai kad visi labiau matytų planuotojo, ne jaunuosius. Tai yra jaunųjų šventė. Tobulas planuotojos darbas, kai yra viskas padaryta idealiai, taip kaip sutarta, bet planuotojas niekas nemato. Kažkur kažkas nubėgo, kažkur kažkas kažką pasakė, bet planuotojo kamputė, jos nesimato. Nereikia dėmesio, čia ne mano asmeninė šventė, tai yra jaunųjų šventė, aš dirbu jiem, o ne ieškau ir laukiu dėmesio sau, nes dar betruktų, kad dar vidury vestuvių pradėčiau vizitinės korteles dalinti visiems, kad gal kitiem metam kam prireiks. Kas sudaro planuotojos atlygį? Tai va, planuotojos atlygį ir sudaro tarsi du tokie etapai. Vienas etapas tas yra pasiruošimo, tol kol viskas yra ieškoma, daroma, klijuojama, dėliojami biudžetai, daromas strateginis dienos planas ir taip toliau. Ir jau ta kita dalis tai yra būtent ta pati diena, nes kai būna klausimas, tai jeigu jūs planuosit, ar būsit vestuvių dieną. Aišku būsiu. Čia tas pats, kas megzti kojines ir nepamatyti galutinio rezultato. Tu turi pamatyti ir net pačiam net nekyla kitos minties, turi matyti, kaip atrodo galutinis rezultatas. Todėl planuotojo iš dalies jos viena darbo dalis yra viskas suorganizuoti iki vestuvių dienos ir tada antra dalis yra būtent vestuvių diena, kaip viskas yra išpildoma, kaip yra išsprendžiamos įvairiausios netikėtos situacijos ir kaip po to, kaip sakant, viskas būna sutvarkoma, nes čia irgi dar vienas niuansas, kai, tarkim, planuotoja buvo, išvažiavo, viską paliko. Ir skambina sodybos šeimininkai, tarkim, jauniesiam kažkokiu būdu, nes, pavyzdžiui, koordinatorė buvo pasamdyta, jaunieji tarėsi su koordinatorė, jinai viską padarė, paliko šiukšlės, paliko ir išvažiavo. Ir tada jau skambina sodyba jaunai, tai kodėl nesusirinkai savo daiktų. Tai čia yra neprofesionalumas. Jeigu viską darai, tai daryk iki galo gerai. Viską turi išsivežti, susitvarkyti, kad jauniesiems nereikėtų kažko papildomai dar rūpintis. Būna dažnas klausimas, man nereikia daug pagalbininkų, užtenka vieno. Turėsiu vieną ir viskas bus gerai. Iš tikrųjų, jums gal ir nereikia, bet tas vienas yra traktuojamas kaip už komandą. Dėl to, kad, kaip ir sakiau, aš planuotoju ne 8 kojas, 8 rankų neturi, o tų darbų vestuvės yra labai daug. Nunešk, padėk, privešk. Ir tu vienas tiesiog techniškai negali susitvarkyti, jeigu bėgi vieną kampą, o kitam kampe reikia kažką daryti, tai gaunasi toks chaosas. Ir tie
tos papildomos rankos ir kojos reikalingos būtent visiems techniniam darbam nudirbti. Todėl, na, tikrai labai sudėtinga ir nelabai aš suprantu, kaip žmonės dirbo po vieną, nes, nu, čia vėlgi gali savo labai didelę meškos paslaugą pasidaryti ir parodyti savo neprofesionalumą. Vienas tu gali stovėti prie scenos ir sekti scenarijų, va čia užtenka vieno žmogaus. Ar vestuvių koordinatorius gali būti vedėjų? Čia irgi visai nesenas klausimas, kur labai ilgai su jaunaisiais diskutavom ir aš juos bandžiau įtikinti, kad negali būti tas pats žmogus ir vedėjas, ir koordinatorius, nes vedėjo darbas yra turėti mikrofoną ir kalbėti prieš publiką, jis yra šventės balsas. Bet jeigu tuo metu jam bešnekant ir, pavyzdžiui, pasakant kažkokią istoriją apie jaunuosius, netikėtai pradeda griūti kažkoks šventės vietos kampas, tai jisaigi nebėgs į kitą pusę, viską metęs ir pradės ar kitą vietą. Tai va čia paprasčiausias, elementariausias palyginimas. Negali būti viena, kaip sakant, paslauga, o du atlikėjai. Nu, šiais laikais, tarkim, jeigu pasakytumėt, kad turit 7 000 eurų, nu, sakyčiau, nu, nereikalingums planuotoje, tikrai. Labai nedidukas biudžetas, už tiek tikrai žmonės pasidaro. Aš esu girdėjus istorijų ir tikrai pasidaro tik tai, kaip aš vėl sakau, visi išgirsta ir prisiriša prie tų skaičių. O tada sakau, jūs matėt nuotraukas, kaip ten tose vestuvėse viskas atrodė ir ar žinot visus užkulsius. Ir kai tu pradedi gilinti, tada tu supranti. Aišku, galbūt, pavyzdžiui, kažkas gavo, nežinau, kažkokią tai dovaną, gal kažkam vedėjas nemokamai vedė, pavyzdžiui, koks draugas, ar ten grupė nemokamai atvažiavo padainuoti ir šitų niuansų nežinant. Ir atrodo, vat pasižiūrėjau, kaip viskas čia gražiai atrodo, o kodėl tokia maža pinigų suma. Tai aš laikas sakau, reikia pasinagrinėti, ar ten nėra kažkokių povandeninių vandenų, kur gavo kažkokie žmonės. Yra tam tikrų, tai nėra klišinės vestuvės. Bet tarkim, 7 000 tai yra labai mažokai. Yra labai mažai. Šiaip visai nesenai, prieš kokius 3, gal 4 metus, turėjom labai gražias vestuves, kur buvo 60 žmonių ir vestuvės kainavo 11 000 litų. Bet tai buvo sekmadienio vestuvės, tai buvo 4 valandos, tai buvo draugo dovanota suknelė, tai nebuvo vedėjo, nes jo nereikėjo 4 valandom, tai buvo pieva ir taip toliau. Tai buvo daug skirtingų labai niuansų. Vestuvės buvo labai gražios beje. Ir nuotraukas pasižiūrėjus ir visa kita, bet tiesiog jų formatas buvo tikrai kitoks. Ir nedaug kam jisai yra priimtinas. Tai vat, kai šitų niuansų nežinai, tai atrodo, gal viskas yra okei. Bet kai pasigilini, supranti, iš ko ta suma tokia nedidukė, nes standartiškai, sakau, nu, čia labai mažai būtų. Ir čia buvo prieš 4 metus, dabar viskas labai pabrangė.